Sveikos klaipėdietės merginos ir moteris, turiu jums gerą žinią. Yra skelbiamas konkursas 15 000 eurų vertės prizas. 15 000 eurų vertės prizas ir tai yra tokios vertės apmokymai, verslo apmokymai toms, kurios praeis atranką. Mums Klaipėdoje reikia tik tai 10 žmonių, tarp kitko. Kodėl aš užakcentavau klaipėdietės, merginos ir moteris? Todėl, kad labiau sekasi nekilnojamam turte merginom ir moterim. Ar tai reiškia, kad negali kandidatuoti vyrai? Tai taip pat gali kandidatuoti ir vyrai, jokių problemų, bet praktika rodo, kad vis dėlto labiau sekasi užimti tas pozicijas ir daryti tą karjerą merginom ir moterim. Turbūt nesigilinsim dėl kokių priežasčių, bet taip jau yra. Žodžiu, 15 000 eurų vertės verslo apmokymai. Gaus 10 žmonių. 10 žmonių mokysiu aš pats individualiai. Dabar ką tai reiškia? Kodėl tokie brangus apmokymai? Todėl, kad jie tiek verti. Jeigu kas šiek tiek domite seminarais, bent jau Lietuvoje, ir ten turbūt kainuoja kokie 200, 300 ar 500 eurų kainuoja tie seminarai. Pasaulinio lygio, geriausi pasaulyje seminarai kainuoja tūkstančiais ar netgi 10 000 už kelias dienas. Kaip pavyzdys, mano paskutinis seminaras kainavo už 5 dienas $10 000. Ar ne? Ir tokių seminarų aš esu aplankęs ne vieną ar ne du. Geriausi pasaulyje seminarai tikrai labai brangiai kainuoja. Aišku, reikia išmanyti anglų kalbą laisvai ir suprasti, apie ką ten yra kalbama. Tai šiai dienai aš 10 žmonių pasiruošęs investuoti į 10 žmonių, bet norim atsirinkti tikrai pačius geriausius. Jeigu 2014 metais mes rinkdavom bet ką ir mokydavom bet ką, tai dabar kažkaip nebenorim gaišti laiko ir iš karto galiu pasakyti, kas gali kandidatuoti ir kam tikrai pavyks ir kam tikrai seksis. Tai yra žmonės, kurie yra nusteikę gerai ir daug dirbti, nuo 8 iki 10 valandų per dieną dirbti ir plus kiekvieną dieną dar papildomai mokytis nuo 2 iki 4 valandų. Vieną dieną poilsio reikia visiems, ar ne? Tai šitokie žmonės jau turi reiškiasi, šansą pakliūti pas mus, kurie savo karjerai per dieną paskirs nuo 10 iki 14 valandų per dieną. Jeigu kažkas tiek skiria, jau turi realių šansų, ne garantija, bet realių šansų. Taip pat svarbu būti sąžiningi, žmonės turi būti darbštūs. Kitaip tariant, kas jau yra versle ar asmeniniam gyvenime lyderiai, arba kas nori jais tapti. Svarbiausia yra charakteris, nėra visiškai svarbu universitetiniai ten ar kolegijos ar dar kažką tie išsilavinimai, į juos visiškai nekreipiam dėmesį. Kodėl? Todėl, kad mes visi puikiai žinom, kad žmonės baigia po 2 magistrus, išvažiuoja į užsienį dirbti fizinius darbus arba dirba už labai mažus pinigus Lietuvoje. Vienos teisininkas mes paskaičiavom valandinį atlyginimą, tai jinai per valandą uždirba 1,82 €. Baigusi teisę. Pigi prostitutė uždirba per valandą daugiau. Manau, netgi 10 kartų daugiau uždirba pigi prostitutė. Kažkas čia yra su švietimo sistema ne taip, arba su tuo žmonių galvom ne taip kažkas yra. Tai tą klausimą mes labai gerai sutvarkom. Tos, kuriuos aš mokiau 2014 dar, jų pajamos 3 mėnesių bėgyje išaugo 10 kartų. Tai yra tie, kurie uždirba 1000 ar 1,5, pradėjo uždirbti po 10, po 15 tūkstančių per mėnesį. Ar įmanoma tokie stebuklai? Jeigu neturėčiau įrodymų, turbūt nepatikėtumėt. Tai aš turiu įrodymus, užeikite į mūsų vidinę sistemą www.ntsistema.lt www.nt nekilnojamas turtas sistema.lt www.ntsistema.lt. Ten reikėsim įvesti vartotojų vardą į slaptažodį. Tai bus demo. Žodžiai demo. Tada, kai prisijungsite, užeikite į mokymai viršutiniam dešiniam kamputį ir ten paspaudę pamatysit video mokymai. Paspaudant video mokymų, jums išmes visą sąrašą video mokymų ir ten galėsite pasižiūrėti, ką pavyko man padaryti su merginom ir moterim Lietuvoje
per 3 mėnesius ir kiek jos ten uždirba. Kas tikrai nesikreipkite tie žmonės, kurie nori saugumo, kurie nori stabilumo, kurie nori garantijų, kurie nori minimalių atlyginimų. No. Šitokie žmonės mums nereikalingi. Yra pilna darbų tokiem žmonėm kažkur kitur, bet pas mus ne ir aš tikrai negaliu gaišti savo brangaus laiko darbui su tokiais žmonėmis. Jokių būdų. Jeigu kas nori saugumo, stabilumo ar garantijų, eikite į kalėjimą. Ten jie tikrai jums garantuos tos dalykus. Tai va tiek. Žodžiu, aš susibursiu 10 žmonių komandą. Siūskit šitą video, šerinkitės, platinkit, persiųskit kam galbūt tikta. Jeigu jums netinka, nusiųskit kažkam kitam. Tai gali kažkam kitam būti viena iš geriausių dovanų, viena iš didžiausių paslaugų, ką jūs galite padaryti savo draugui. Tarp kitko, jeigu girdi dabar šitą video verslininkai ir jei kas norit savo visą šeimą ir verslo valdymą perkelti į Miami ir gyventi ant vandeninio kranto taip, kaip aš gyvenu, manau, kad tikrai galėčiau duoti gerų patarimų, bet irgi reikės jums atrasti už coachingą, bent jau kokius 5000 eurų per mėnesį. Ne? Tai jeigu pasiruošę tiek investuoti į savo verslą, prašom. Jeigu ne, galiu duoti vienkartinę konsultaciją kažkokią, tai sakykime, 100-200 eurų sumokėsit. Bet jeigu norit pastovios priežiūros, pastovios pagalbos, jums kainuos 5000 eurų per mėnesį. Tai nėra mano pagrindinė veikla, bet sakau, jeigu kas norėtumėt, galėčiau tokią, kaip sakant, paslaugą suteikti, ar ne? Ar tai būtų sunku ar lengva, faktas, kad būtų sunku, pirmi pusę metų man irgi buvo Miami'e sunku, kadangi reikia keisti įpročius, reikia keisti mąstymą, reikia pradėti geriau naudoti technologinius svertus, bet po pusės metų pripranti ir šiai dieną aš jau nebegalėčiau dirbti Lietuvoje taip, kaip dirba Lietuvos verslininkai, arba taip, kaip dirbau aš prieš 4 metus, nes tai yra neproduktyvu, nenašu ir aišku, tai atsiliepia rezultatams. Gyvendamas ir dirbdamas Miami, tu esi 100% vadovas, turi tik tai vadovauti, deleguoti ir pats negali nenueiti nei pas notarą, nei į teismą, nei dar kažkur. Realiai pats negali nieko fiziškai tvarkyti, gali tik tai duoti nurodymus. Tai tiek, bet dabar iš tikrųjų mes ieškome žmonių. Čia aš dar pasižymėjau savybę, kad reiškiasi būtų žmonės energingi, darbštūs, sąžiningi, geri kompiuteriniai įgūdžiai, bendra gyvenimo patirtis, savarankiškumas, tokios reprezentatyvi išvaizda. Jeigu kas nesirūpina kūnu, tai greičiausiai nesirūpina ir savo protu. Žodžiu, reikalingi tokie žmonės, ar ne? Siūskite elektroninį paštą elektroniniu paštu top.personalas@gmail.com savo CV. Parašykit motyvacinį laišką, kodėl jūs manote, kad aš turėčiau gaišti laiką ir atsirinkti jūs ir jums sumokėti 15 000 eurų duoti dovanų. Kodėl aš tai turėčiau daryti? Kodėl jūs? Nes Klaipėdoje yra 25 turbūt tūkstančiai bedarbių. Kodėl iš 25 000 bedarbių aš turiu išsirinkti jūs ir dar 10 žmonių? Gal jūs net nesat bedarbis, bet kodėl iš 100 000 žmonių aš turiu išsirinkti būtent jūs ir būtent investuoti savo laiką, energiją ir pinigus į jūs. Kodėl? Parašykit rimtą motyvacinį laišką, o ne taip, kad esu užsispyrusi, ambicinga, gera, graži. Čia tie nelabai kažkaip limpa. Kažkokia argumentuota. Aš norėsiu įrodymų, kad tikrai žmogus yra lyderis, aš norėsiu įrodymų, kad žmogus yra ambicingas. Tuščių tauškalų yra pilnas Facebookas, pilnas internetas, tai jie man nelimpa. Aš jau daug metų dirbu su žmonėmis, tai man reikės kažkokių tokių apčiuopiamų dalykų, kad aš galėčiau priimti sprendimą investuoti būtent į jūs, ar ne? Ir galėsim galbūt padarysim netgi minimalų testą ir pagal tai, kaip jis bus atliekamas, pagal jūsų požiūrį bus sprendžiama, ar jūs tinkat mano komandai, ar netinkat. Tai kadangi dabar portalą mes tik tai pradedam vystyti Lietuvoje, portalo pavadinimas tik savininkai.lt ir tai tiem 10 žmonių aš skirsiu ypatingai didelį dėmesį ir jie gaus daug geresnius apmokymus, negu gavo žmonės 2014 metais. O 2014 metais visi mano, kad jau ir tai buvo nerealūs apmokymai, nes žmonių pajamos išaugo 10 kartų.
Dar kartą šitos apmokymus galite pažiūrėti www.ntsistema.lt ir vartotojo vardas demo, slaptažodis demo ir patys įsitikinti, ką man pavyko padaryti su žmonėmis per 2-3 mėnesius. Tai lauksim jūsų kandidatuojant, lauksime jūsų CV ir tikiuosi greitai jūs pamatyti savo darbe, savo komandai ir dirbant su nekilnojamo turto portalu, dirbant su nekilnojamu turtu. Jūsų veikla atrodys 10 kartų protingesnė, 10 kartų našesnė nei daugumos nekilnojamo turto agentų Lietuvoje, nes mes labai stipriai dirbam su technologijom ir labai efektingai panaudojam laiką, energiją ir pinigus. Iki.